Kada paskutinį kartą tau skaudėjo nugarą, strėnas arba kelio sąnarius? Neatsimeni? Ar labai gerai atsimeni? O aš atsimenu tą kartą, kaip kažkada labai seniai man į abipus stuburo 6 vietose leido ampulės. Nuo skausmo, kad galėčiau nueiti iki tualeto. Tai buvo tikrai labai seniai. Bet tada atsirado mano gyvenime sveikatos koncepcija. Taip, yra tokia koncepcija, apie kurią turėtumėte jūs sužinoti iš savo tėvų, arba jums ją turėtų papasakoti mokyklose. Tačiau dėja, jos dažniausiai nežino netgi ir geriausi specialistai ir didžiausi daktarai arba vardai medicinos, ar ne? Bet jie ją žinojo, bet pamiršo. O aš dabar sėdžiu prieš turbūt geras 20 minučių pabaigęs 30 km distanciją. Taip, aš bėgioju, aš sportuoju, o kažkada negalėjau nueiti iki tualeto. O kaip tu? Ar gali sportuoti, ar gali bėgioti? Ne, į tualetą, kad nueini, tai tikrai, mes visi vyrai, mes nedarysime į lovą, ar ne, kažkokiu būdu, tai išspręsim šitą klausimą. Tačiau, kaip mūsų savijauta bus už 5 ar 10 metų, priklauso tik tai nuo to, ką mes darome šiandien, dabar ir ką darysime rytoj. Todėl, jeigu nori pasitarti dėl nugaros skausmo, dėl strėnų, dėl sąnarių skausmo, apie osteoklastų ar osteoblastų sąveiką, tai tau žinoti nereikia. Tiesiog paim, parašyk, aš pasakysiu, ką tau daryti.